Žodžiu, feel free. Šiaip, dar toks meninis intarpas, jinai žiauriai norėjo gerti, tai kadangi man neturėsiu tiek daug rankų, žinai, ir vairuoti, ir laikyti, ir gerti, tai imk, prašau. Tai va, šiaip, mano pusėserė, jinai tokia, žinai, tipo eko, žalia, jinai važinėja su dviračiu, tokiu organiniu dviračiu, ten daug kvepuoja ir taip toliau. Bet jeigu jinai vairuotų, tai jai žiauriai tiktų smartą, žino, tokią mašiną jaučia, ne visi. Tai va, turiu tokią kitą pusėserę, nu, žiauriai kuda. Nu, tokia permatoma, žinai, kur kombikormus tik valgo ir ten, kaip sako, liftas po vieną, kur nekelia, tai jinai, tipo, šiaip gyvena 9 aukšte, bet važiuoja liftu tada, kai iš Maksimos eina su krepšiai, žinai. O šiaip laipė. Tai bandė teisės, žinai, išsilaikyti. Nepavyko. Pirmiausia, tai, žinai, nu, mechaninę mašiną laikė, tai 3 kartus anką paimynė raumo plyšo. Bandė, žinai, atbulinių, sako, važiuok, petys į nariną, nu, žodžiu, ten nieko gero. Nu, tai tėtis nupirko, žinai, teisės ir nupirko smartą. Sako, ai, žinai, bus paprašiau, garaže 3 aštuoniukės papaišysi, 3 ratukus apsuksi, išmoksi vairuoti, žinai. Gerai, išvažiavo jinai į gatves. Skambina man. Aiste, ką daryt? Aš Aiste, tarp kitko, nežinau, ar sako. Sako, ką daryt? Nieko, sako, nu, užgesau sankryžui, sako, visi pypsina, prasivardžiuoja, rodo viską, ką ten gali, žinai, ką, sako, Dieve, brangus, lipk iš mašinos ir išneš tą mašiną iš to sankryžo, žinai. Žodžiu, čia dar nieko, nuvažiavam kažkada į Megą, aš iš Kauno šiaip, žinai, nuvažiavam į Megą, ačiū. Reikėjo pradžiai pradėti ploti, nes pradžiai gal nieks neplos, tai, žinai, gal kauniečiai. Žodžiu, nuvažiavom į Megą, normaliai privažiavom prie durų, prisirakinom tą smartą, žinai, prie durų. Įeinam, nu kaip visi, žinai, normalus, viena pusė reikia, žinai, ir atgal kitą pusę, tai kiek jam užtruko, maksimum 10 minučių, žinai, užtrukom. Išeinam, uraganas, vėja, žinai, kaip Titaniko pabaiga visi. Jeigu moteris be kablukų, tai vapšiai išpustytos viso, žinai, po visus kampus. Smartą 1,5 valandos ieškojom. Nieko, žinai, susiradom tą smartą, atsivertėm, sėdai, važiuojam. Sako, reik nusiplauti, žinai, nieko nebus. Sako, pamatysi, žibės, visi pavydės. Aš taip mintysi ir, žinai, galvoju, na jo, žinai, liuką, jeigu neužsidarysit, sakau, bent jau galėsi liuką, žinai, neuždarinėti, nes pastovi, žinai, kai atidarytas liukas kitą dieną visų daiktų neranda, žinai, po šiukšliavežių vežimo. Tai va. Jeigu tai baigiant apie smartą, tai jaučiu, va, ant buksyro, žinai, kažkada tempiau. Nu, žinai, nu, kažkas ten neįsugėdo, eilinis įkė, žinai, tempiau ant buksyro, kitą rytą man kaimynė, klausyk, vaikeli, kur tu tą siurblį prisirišus vežiai? Žodžiu, tai tikrai nenustepsit, kad jinai tą smartą po eglutę rado, ne, kalėdom. Nu ką, apie mašinas, jeigu baigiam, tai tokį dar, nu, prie linksmesnės temos truputėlį, labai trumpam prieikim. Tenka dabar pabūt reabilitacijos ligoninėje, žinai. Tai dabar biški prašviesiu, kaip ten gyvenimas vyksta, nes, nu, tikrai visiems įdomu ir juokinga, tikrai tenai būna, patikėkit. Yra 3 kategorijos žmonių, yra kakliniai, nu, kuriems ten kaklas lūžia, žinai, ten rankus nesunkiai valdo, ten taip toliau. Yra stuburiniai, kuriem, nu, nugara, jausmų ir taip toliau, ir yra galviniai. Insultai, traumos galvos, nu, ten visokios avarijos, žinai, keptuvės ir taip toliau. Šiaip atskirti tai yra žiauriai paprasta. Nu, jeigu visi kaliaskose, ne? Tai, pavyzdžiui, jeigu važiuoja, žinai, pro koridorių, tokiais ilgais įriais, sunkiai, žinai, ir jeigu naujokas visus lenkščius atbulinių pravažiuoja, tai kaklinis. Jeigu stuburinis, tai, nu, atrodo dažniausiai, kad, nu, vežimėlį sėdi tik iš malonumo, tiesiog kad įdomiau būtų, žinai, ir negali atsidžiaugti savo sveikom rankom, nu, kaip aš iš tikrųjų, nu, bet dabar neturiu laiko džiauriai džiaugtis. Tai va,
Ir yra galviniai, va šitie tai įdomiausi. Jie būna dažniausiai prie vežimėlių pririšti paklodėm, prašinėja cigarečių ir žiauriai nori namo. Tai jeigu paprašys cigaretį, žinokit, kad ne tokį. Va, čia šiaip bendram tokiam išprasimui, jeigu įeisi tiksliau, jūs vaikščiosit, aš tai įvažiuoju, tai jeigu įeinate, ne, ir ten yra užrašiukas toksai, čia sugrįžta, vieta, kur sugrįžta viltis, kažkaip taip, ne. Aš ten vadinu kitaip, vieta, kur koridoriuose įstatyti greičio matuokliai, kur gimtadienį švenčiam kas 3 dieną, tik tai žvakutės nedega, o deda. Kur... O po to ir kur šūdai yra matuojami karbonadais. Tipo, tai klausyk, tai kiek Janina padarė? Nu ką, žinau, 1,5 karbonado. Kur per kūčių naktį prabyla ne gyvuliai, o žmonės su tracheostomom. Kur šiaip persti iš tikrųjų negėda, nes pusryčiam kopūstų kotletai, panašiai. Na, ir dar šiaip, kai žmonės sako, žinai, prašykau ten, tipo, visą savo atlyginimą, ten, tai čia tikrai to žodžio prasme būna. Tai taip pat yra vieta, kur žmonės serga atskirų kūno dalių anoreksija. Ir kur šiaip kaip atvažiuoja naujas pacientas, tai realiai klausia ne kaip jaučiatės, o ko nejaučiat. Nu ir šiaip geriausia, kas man labiausiai patinka, tai yra vieta, kur stumia ne ant tavęs, o tave. Ačiū labai.